Lauridai, turim įdomią statistiką. Būtų pardavimai krito 2, kažkiek procentų. Taip. Jaučiat? Ne. Žiūrėk, Na, žiūriu. Pardavimai krenta, vis yra tiesa, bet kažkokia jų dalis vyksta. Tai turbūt... Ta prasme, mes nekalbam apie rinkos grįvimą, mes kalbam apie tai, kad... Natūralus dalykas. Tai turbūt išgyvena arba nepajaučia to tie, kurie daugiausiai dirba arba investuoja. Tai, pavyzdžiui, mūsų atveju, mūsų marketinginiai biudžetai šovė tikrai smarkokai. Ne per 2%, o labiau per 30% į viršų ir mes kol kas rezultate nematom būtų kritimų. Kol kas. Ką reiškia, kiek vieno būto pardavimo reklama pabrango? Negaliu pasakyti tiksliai kiekvieno buto, nes neskaičiavom taip, bet galiu pasakyti, kiek įmonės marketingo biudžeto eilutė pasikeitė. Jis pasikeitė per 30%, tai yra daug. Tai čia eurais per mėnesį nepaslaptis. Nepaslaptis, tai mes apie 15 000 išleidžiam dabar, tai 5 000 kažkur tai grubiai padidėjo nuo vasario iki balandžio. Tai kovo buvo gal dar 12 something, jau balandį buvo 15, gegužę matom 15 ir daugiau. O priežastis stojimo kas? Kur? Manau, kad turbūt reikėtų įvertinti keletą dalykų. Tai pirmas yra Hormūzo sąsiauris, kuris daro įtaką. Antras yra natūrali geopolitinė baimė. Trečias yra Euriboras. Ir ketvirtas yra labai nežinomas ruduo. Ką reiškia nežinomas ruduo? Turbūt nuo geopolitinės situacijos, kuri gali pasisukti įvairiai, iki ECB palūkanų normų užkelimo ir iki 10% pradinio įnašo. Ir kai tai visą tai susiplaks į vieną, nežino, kas gausis ir tas nežinomumas yra ne tik pas vystytoją, ne tik pas statytoją, ne tik pas brokerį, bet lygiai taip pat ir pas pirkėją. O pensijų fondų pinigai, kol labai, bent jau buvo kalbama, kad gali ateiti į rinką ir šiek tiek ją pagyvinti. Jaučiat? Lapkričio mėnesį sakiau, kad ne. Arvydas Avulis, kas yra didžiulis autoritetas šitam versle, pasakė sausio mėnesį, kad ne. Mano galva tai turėjo absoliučiai nulinę įtaką Vilniui, Kaune, Klaipėdai, kadangi vidutinė pensijų pakopos šimta suma yra 9 000 eurų. Žiūrint į Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos nekilnojamo turto kainas, tai jokiais būdais neužtenka net pradiniam įnašui. O kiek gali būti teisinga versija, kad mes einam estišku keliu? Kainos nekrenta, bet rinka stagnuoja. Tiesiog žmonės nebeįperka. Mes turim atskirti faktą, kad estiškų, tai negalima lyginti su Estija, nes Estijos pensijų atidavimo fondas ir visas išvaidavimas į tapetus ir skalbenkės buvo, kai nebuvo karo. Tai reikia atkreipti dėmesį, kad visų pirma labai nemaža dalis pinigų grįžo į vairiausius fondus ir žmonės patys investavo. Tai jau šitoje vietoje galim pasigirti, kad biškiai gudresnių žestus buvo. Antras dalykas, tai mes einam panašių kelių ne dėl išvaidavimo pensijų pakopų fondų, o dėl to, kad nekilnojamo turto kainos pasiekia tokį lygį, kad jaunam žmogui pirkti savo pirmą būstą darosi pakankamai sudėtinga, net ne dėl jo kainos, o dėl bankinio reguliavimo, kuris reglamentuoja, koks yra atsakingas skolinimas. Ir tas 40% tampa nebeįveikiamas siekiant nusipirkti butą Vilniuje. 40% turiu omeny. Atsakingas skolinimas, kiek tu gali būti skolingas nuo savo pajamų. Tai pavyzdžiui, jeigu tu uždirbi 2000 eurų, reiškia, tu gali skolintis iki 800 eurų, 800 eurų ir už 800 eurų šiai dienai neišeina naujos statybos 2 kambarių butas miegamajam rajone Vilniuje. O kiek jis dabar kainuoja toks džiaugsmas? Tai toks grubiai su įrengimu su viskuo, nes tu negali gulėti ant betono. Tai, gerai, tu gali gulėti ant betono, bet greičiausiai tai nėra labai patogu, tai skaičiuokim, kad netoli 200 000 eurų. O pas pradinis įnašas būtų 30, 170 000, o įmoka prie 170 000 viršytų 800 eurų. Netgi įmant 30 metų. Taip. Tai praktiškai tokia perspektyva, kokia? Vėl mes atsirandam labai sudėtingoje situacijoje, kadangi galimai, Hormūzo sąsiaurio problema gali kelti statybų kainas, ir mažiem vystytojams gali būti sunku pasikelti tas kainas, nes perkamumas, kaip jau dabar rodo, pirmi signalai mažėja, įperkamumas mažėja, tai yra pirmi signalai, ir jeigu tu esi mažas vystytojas, tu negali parduoti jau dabar, bet tau reikia kelti kainas. Tai reiškia, kad tu prisiemi labai didelį riziką, jau keli tu dar labiau neparduodi ir didieji žaidėjai gali to pasinaudoti ir sakai, žiūrėk, nupirksiu vis kažpusę kainas. Ir tokia yra ekonomika, niekas to nepadarysi. Nes prakentėti gali būti ir per brangų, ir per ilgai, tai taip, gali atsitikti tokių mažų kolapsų. Arba kitaip rinka išsivalys. O ką reiškia mažas kolapsas, kaip jis gali atrodyti? Tai yra toks terminas iš filmo The Big Short, manau tikrai žiūrėjai, yra too big to fail. Tai mes turim tokius tikrai banginius Eika ir Haneris, kurie tikrai pakankamai aiškiai valdo savo finansus ir manau, kad iš praeities krizių jau pasimokė ir
turbūt ir šitą jie prašoks. Mažesni dažniausiai, jeigu jie nori augti, jie privalo prisimti žymiai daugiau rizikų ir jie turi žymiai mažiau saugiklių ir galų galia tą pačią kešą banko sąskaitą. Ir jeigu įvyksta situacija, kada būstas yra neįperkamas, bet tavo visi procesai brangsta dėl nuo tavęs nepriklausančių situacijų, įskaitant dar ir Riborą, kuris kelia tavo paskolos kainas, nes tu dažniausiai statai irgi skolintų pinigų, tai tu tiesiog gali defaultinti ir nukristi. Ir tiem mažiem tai yra didžiulis pavojus. Jeigu nebus kažkokių didelių perturbacijų rudenį, kaip manai, dar bus traukimasis rinkos? Pardavimo aš turiu omeny, ne pinigais. Aš manau, kad pardavimų skaičius gali, bent jau mano asmeninė prognozė, kad rudenį bus nemenkas sulėtėjimas, arba jis nusikaus į 27 metų pirmą pusę. Bet tas sulėtėjimas yra neišvengiamas, nes atlyginimai nekyla taip greitai, kaip kyla nekilnojamo turto kainos didžiausiose Lietuvos miestuose. Kokia 2 kambarių naujo statybos buto kaina būtų normali Vilniui šiandieną? Kalbėjom 200 000, Taip, tai aš manau, tokia normaliai įperkama sveika. Aš manau, kad bumą, vadinkim, pirkimo bumą vėl pakeltų, tarkim, turbūt, kad koks 160-170 000, nes tai iš esmės pastatytų vėl tuos entry levelio pirkėjus į tą poziciją, kur jie įperka pakankamai padoriai. Tai reiškia, neužsismaugia iki maksimumo. Be rizikos, kad jeigu kas nors kryptels, bus tragedija. Ne, tai ta rizika visada yra. Na, čia gyvenimas. Jo, čia gyvenimas, tai ta prasme šito niekada neišimsim. O ko pats labiausiai bijai? Nelabai aš turiu baimę, sąžininkai. Aš apie rinką kalbu, ne asmeninį gyvenimą. Gerai, aš galvoju, tu taip. Aš neturiu, čia darbas. Tai neturiu aš tas baimės, dirbsim, kaip bus, tai bus, dirbsim. Asmeniškai arba kaip įmonė nekilnojamą turtą investuoja? Taip. Į ką? Nesakysiu. Bent segmentą. Polisio paskirties. Aišku, mėgsti ilsėtis. Aš ne, bet žmonos vaikais kartais ilsis. Gerai, ačiū.